Dabar taip, jei norite susėsti čia, tarp visų, prašom kartoti paskui mus. Mes valdžia. Tai jūs neapsiverčia. Prašom, Tai kad jūs valdžia. Jūs valdžia. Šiandien nesakykit mes. Mes valdžia. Ir mes valdžia. Taip, mes visi valdžia. Norėtume patekti už šio stalo. Norėtume patekti. Būtinai dėl to atėjom. Paskanauti mūsų tirštų ir skystų vaišių. Paskanauti kažko. Pasižadame. Bet turite išmokyti visus studentus giedoti gaudeamus. Pasižadame. Na ir visų svarbiausia, tai žinoma padaryti laisvą atostogų savaitę per visus šventus ateities kartoms. Sakykit, pasižadam. Pasižadam. Visi užfiksuoja. Nuotaka, prašom į priekį. Ne, neprasideda. Ne. Na gerai, turim antrą variantą. Mes turim labai gražią mergaitę, kurią galime jums pasirinkti. Jinai padės susitvarkyti po vestuvių. Aš ją moku. Galvoju, Tikrai ne, labai jau. per šviesi. Dar kūda, nepadės, neturėsi. Dar ant kulnų. Nu jau, ne. Mes turim paruošę jums staigmeną. Nagi. Tai yra paslaptis. Jeigu leisite mums pasirodyti, mes jums parodysime ir tada mes Leidžiam pasirodyti? Leidžiam. Gamykit laimę. O visiems patiko šokis? Su šituo nuostabiu mergelių pulku ilgai keliavom ir iš tikrųjų tikrai norėjom atkeliauti pas jus, pažiūrėti, kas čia vyksta. Taigi, pradžiai, kiekvienas turite po taurelę, tad pakelkime tostą už šią nuostabią palydą ir sušaukime.
ir dėdžių, ir tetų, ir iš visų atstovybių atstovus. Tai labai puiku. Taigi, mūsų mergelių pulkas ilgai keliavo, apkeliavo daugybę kaimų, kaimelių ir galiausiai atkeliavo į lituanistikos fakulteto studentų atstovybės sodybą. Ten tikisi rast vaikinų. Taip, ir mes girdėjome, kad čia susirinko labai daug gražių, turtingų, sveikų jaunuolių, sveikų, darbingų, kurie galės nudirbti visus ūkio darbus, vietoj jaunosios. Taip, knygas iš bibliotekos parnešti. Ir ši jaunoji tikrai nori labai įsirinkti jaunąjį, nes, kaip visi žinote, jį senmergė. Taigi prieš renkantis jaunikį norėtųsi juos pamatyti ir sužinoti, ką jie sugeba. Kuo geresnė dovana, tuo didesnė tikimybė, kad būsite pasirinktas. O dabar pradėsime nuo mūsų garbingų svečių. Tai dėdžių ir tetų iš mūsų lituanistikos fakulteto administracijos ir dekanato. Valdžia. Paplokime. Nu, žodžiu, čia visi puikus, matau, visi labai gražus. Tiesiog labai džiaugiamės atėję čia. Norim pasveikinti jūs. Tikrai čia ilgai labai stengsimės nebūti. Tetos ir dėdės turi eiti už pečiaus. Grįšim atgal pas Vaižgantą, žodžiu. Ir dabar norėtume mes kažką pasakyti prasmingesnio, galbūt vis tiek jaunai palinkėti. Aš perduodu mikrofoną. Tokios, aišku, netradicinės vestuvės, bet kadangi mes apskritai užsienyje esame buvę vestuvėse ir savo ir svetimuose, tai labai džiaugiamės, dėkojam už kvietimą ir paprastai dovanos yra teikiamos porai. Tai šiuo atveju keičiam visas žaidimo taisyklės, dovanas teiksim, nu aš nedrįstu sakyti žodžio senmergėms. Nu ne. O kai išsirinksit porą, tai tos dovanos bus pritaikomos ir tam jaunikiai. Tai tikrai tikimės, kad rytoj Facebook'e ir visur kitur mes aptiksime visas fotografijas ir, taip sakant, jaunikį iš visų pusių. Ir laimingą pabaigą vestuvių, taip pat Facebook'e matysim. Pirmiausia, tvarkyti jaunikiui, o paskui ir visai šitai mergelių kompanijai. Ir jį labai žinokit, jūs toje studentų atstovybėje puikiai stovi. O jeigu dar kažką išgraviruotume, tai iš vis būtų veslės video. Tai čia yra jums. Ir iš tikrųjų mes norėtumėm pasinaudoti progą ir pasveikinti, padėkoti jau tikrai senmergiai šiuo atveju, gal tiksliau senbuviai. Iš tikrųjų norėtumėm padėkoti Agnei, visos fakulteto administracijos, ne valdžios, o tiesiog tikrai visų vardų už tą mūsų ilgą malonų bendradarbiavimą. Ir irgi norėtumėm kažką įteikti. Pirmiausia, Agne, dabar jūs išeinate į atostogas. Linkim šnurpio atostogų. Bet Agnės metai šitie yra ypatingi ir kadangi atostogos bus labai sąlygiškos, nes jai teks bendrauti ilgai ir paskui kažką ginti, rašyti ir vėl ginti. Tai iš tikrųjų patostogavo šnurpiškai, linkime leistis į kelionę su gyvenimo dėsniais. Privalu, Agnė. Aš paskui, gerai? Tiek ir tiek, kaip galiu užaugti, dėkoju jums, nes daugiau neturiu ką pasakyti. Ačiū. Man atrodo, dabar belieka irgi pratęsiant Agnės žodžius, tik pasakyti, kad tikrai mūsų studentai yra patys pačiausi. Čia tikrai.
Kadangi buvo sveikinimai ir mūsų dar kartą yra padėka Agnei ir sėkmės linkim Laurai, tai be abejonės, jeigu yra vestuvės, tai prašom ir pakelti. Gal dabar laikas būtų prisistatyti mūsų nuostabiem jaunikiam? Tai tada, kiek girdėjau gandus, pradėti nori SKI. Tai kviečiame juos. Mūsų jaunikio nuotrauka, kad žinotumėt, kad mes jį turime ir jis nuostabus. Mamai netinka. Pieštas manęs nepatinka. Ir jaunikį turiu? Tai kadangi mes žinome, per vestuves yra tokia tradicija, kad reikia dovanoti kažką poptas. Turbūt Karolina nesupyks, kad gyvenime taip jau būna. Antrasis, aš tikrai su visų skausmu skolinu savo gyvenimo džiaugsmą. O trečiasis yra, šitą mėlyną. Todėl galėsi įsirinkti vieną jaunikį ir be abejo mes turim labai nuostabią dovaną. Tai yra nuostabi banko kortelė, kur galėsite su savo išrinktuoju praleisti, nusipirkti ten daugybę visokių dovanų. Toliau turim nuostabią šampano taures, iš kurių tikime šiandien vakare daug gersi savo pirmąjį šampaną su savo išrinktuoju, be abejo tušinukai, kad galėtumėte oficialiai teisinti, jog esate pora. Ir nuostabi žvakė, kuri jums Dievas ir visą gyvenimą lydės jūs kartu. Savo jaunikį pristatyti kviečiame socialinių mokslų fakultetą. Ir mes dar norim pasakyti, kad kol kas mūsų jaunoji jaunikių nesirenka, juos išrinksime mes. Jinai tiesiog kaip toks geiša dabar. Kadangi mes visi patys gražiausi ir vienodai jauni, tai visi atėjom ir tegul čia išsirenka vieną gal. Mes rinksimės, bet jūs turit ką nors parodyti. Taip. Lengvai taip netiduosi. Mes dovaną atnešim labai gerą čia pirmai nakčiai. Dabar, mėly jaunieji, delegatai, kaip sakant, kiekvienas iš jūsų, kai ateisite prisistatyti, gausite po pamerkę, kuri visą vakarą jūs saugos, kad jūs niekur nepabėgtumėte ir kad atlikinėtumėte visas privalomas užduotis. Tad už jūsų, berniukai, stovi mergaitė su geltona suknele, kuri nori pasiimti vieną iš jūsų, tad išsirinkit. Išsiskaičiuokite ant dienų paformalių, kuris... Ne. Kiekvienas fakultetas gauna vieną pamergėlę. Tai išsirinkit. Dar viena mūsų fakultetinė atstovybė, kuri gyvena irgi po šitų stogų, tai istorijos fakulteto atstovybė. Ne, nereikės mano. Tiesiog turi nuotakai. Čia jums. Toliau matematikos informatikos fakultetas. Iš jaudulio vestuvės, tai
ar išsipildė mūsų vaikai? Mes vaiką nudarėm. Tai vat, kadangi neišsipildė, tai mes tau draugę dovanojam. Ir mes turime puošnės matyti jos neturi. Tai labai sveikinu, gerų pasirinkimų. Miela Laura, lėkiu aš gal iš tai. Tai norėčiau... Šis žiedas tau primena šį vakarą apie mane. Ir tikiuosi išeiti ne vien. Cukrinis televizas, kuris iš tikrųjų panašus į priekalą, tai palengvina jūsų gyvenimą tolimesnį. Prašom pamergėlę tau. Čia kuris? Čia vadinasi vaikinas. Kad vis gražiausia. Tai va, turim jauniekį. Irgi mašiną turi. 4 ratai, langas, antras golfas, dizelis, kad pigiau. Kojos paopliuotos, gerai, padovanuota irgi pirmai nakčiai. Gėrimo gero ir zakuskį. Atvykęs iš Elitinio rajono, Naujininkų lygumu. Dabar norėtume pakeisti filologijos fakulteto atstovus. Va, čia rasti vis, ko gali prireikti savaitėje savaitėje. Turim? Savaitėj? Mes mažai dirbam. Tai va, norėtume. Žinot, kaip sakoma, yra lietuvių liaudės. Tai tada literato arka. O sole mio, muchachos mio. Pradėsime gal nuo dovanų. Kodėl mus pasirinktų geriau negu kitus? Tai pirmiausiai mes kompleksas, dainuoja eilėraščius ir labai daug neturime pasakyti. Buvo toks filmas Arklių užkalbėtojas, mums reiktų 2 karvių užkalbėtojų. Su daina, už mašnos po ranka. Mes esam 2 moterys. Ir mes kaip niekas kitas puikiai suprantam, kad vyras moteriai reikalingas taip pat, kaip žuviai dviratis. Stilinga dovana, labai elegantiška, labai kruopštama ir labai vyriška. Taigi mes tau dovanojame raudoną dviratį. Na, mėlyjeji sportininkai, likot paskutiniai. Prašom. O dabar, taip, iš tiesų, kadangi čia trumpą įžangą, kad suprastume, nes kadangi jūs lietuvis, tai mes dabar jums pasakosiu, kur ten ir gausit tokia istorija. Aš dar vieną, Agne, negausit jokio gyvuliuko, tikrai negausit. Kuris pergyvena. Tai va, iš tiesų. Visi girdėjot pasaką, kai šaudė ten strėlės, ieškojo ten 3 broliai savo ten tai mes panašiai. Seniai, šiandien, buvo ryte iššauta 12 kažkiek strėlių. Pataikė į daug fakultetų, į draugijų ir dar kažkur. Ir dėja visus jaunikius pataikė tiesiai į širdį ir nušovė. Bet vienas jaunikis, vikrus,
kaime dirbantis, jis išvengė tos strėlės. Ir mes žinodami, kad visi jaunikiai kiti numirė, mes jį čia pakvietėm. Tuo pačiu, kokios vestuvės be kunigo. Taigi norėčiau pradžiai pakviesti kunigą. Taigi, ceremoniją mes jau galėtume vykti, bet mums reikia ir pristatyti mūsų tą vienintelį išlikusį jaunikį. Taigi, kviečiu ateiti jaunikį su savo tėvu. Tėvas pristatys, tai yra iš Kazlų Rūdos kaimo. O dabar norėčiau pristatyti, tai būtų mūsų Raimundėlis ir tata. Pristatykit. Labas visiems! Norėjau pristatyti savo sūnelį, Raimą, kuris yra iš kaimo, pavardė Galvanauskas. Atvedžiau savo sūnelį, nes yra labai išsilavinęs beveik. Daug žino apie dirvožemius, apie kaimų. Su juo atnešiau jums ir lauknešėlį. Lauknešėlėje būtų pavadėlis, kad nepabėgtų niekas Raimą. Būtų pašteto, jo mėgstamiausias maistus. Tada alausda, kad pilvo nenukristų, poris, kad ištaisytų save. Ir kos dar? Šiukšlės, ba nemėgsta tvarkos labai. Šiukšlė maišai, kad turėtų jaunoji kur dėti šiukšlės. Tai, tėvai. Labas tėvam! Labas uošvi! Buvo kiaulės suminimata. Bet žiūriu, kad apspjaudėt iš juos. Jūs tos pasakotojus, šaunuoliai. Aš šiukšlių maišus tai uždėsim žmonai, gal tau būtų smagiau. Jei jūs esate Dievo bažnyčioje, prašau pirmai išklausyti Dievo tarno. Ačiū. Prašau klaustis. Kuniga taisyti, bet sveika maišė. Prašau klaustis. Taigi, visi žinome, kad šią saulėtą dieną susirinkome į šią veseilę, kad ištekintume Galvanauskų Raimą už pirmos Elefo panos. Greitai man kaime sklinda kalbos, kad ši Elefo pana per praeitų metų Atsiprašau, praeitų kūčių metu suvalgė laimingą kibiną, kurio viduje buvo jaunojo vardas. Tad dabar ištekinsime šiuos du gražius jaunuolius, Galvanauskų Raimą, ar įmin žmoną šią Elefo paną. Taip, Elefo paną. Imti vyrų šį puikų, nuostabų, jauną, gražų Raimundą į vyrus. Aš manau, kad vestuvės įvyko. Ir mūsų pasirikiuoti. Į visą salę ir prašau kelti Dievo žodį. Negerai! Negerai, babutėlai. Sveikinam ir linkime jums daug atžalų, kad tvarkytų traktorių. Ačiū. Ačiū jums. Taipogi norėtume paskelbti šventąsias mišias už visą ne Elefo, bet Liau universitetą. Ačiū.
pakviesime jauną į tą maišą galvos susidėti, nes bus pertrauka 20 minučių. Mažiau, gerai, 19 minučių pertrauka. Bet visi paskui sugrįžkite, tęsime. Kandote, o dabar ant stalų matote buteliukus, tad prašome ragauti ir vertinti mūsų tėvelio darbą. Ir dabar lituanistikos fakulteto stalas sveikina visus kitus stalus. Prašom jaunųjų nesitrinti prie pamergių. Sveiki, jaunieji. Dabar bus labai rimta dalis, kur jūs turėsite šitą prisiekti. Mes visi jauni, nekalti ir kol neverti nieko neverti, prisiekėme. Visų pirma, kad pakelsime lituanistikos fakulteto darbo lygį ir 5-valaikio planą įvykdysim per 3 metus. Ar prisiekėme? Toliau, prisiekėme, kad neturėsime santykių su kitomis studentėmis iki vedybų, nes suprantame, kad tokie veiksmai baudžiami katorga virtuvėje už neteisėtą gelmės tyrinėjimą nesilaikant taisyklių. Prisiekėme, kad 2 savaitės po atlyginimo apsėsim be žmonos, o užtrukę aludėje 3 savaitės eisim iš pažinties pas uošvį nerečiau kaip 2 kartus per savaitę su bambaliu. Prisiekėme, kad nežiūrėsim liepsnojančiom akim į kitas lituanistes, nes būsim nubausti 3 metams pataisos darbų lituanistikos fakultete užrištomis akimis ir su tatuiruote ant kaktos eunuchas. Pradėkime atranką. Dabar taip turime 4 nugalėtojus, kurie atnešė po 3 batus, aš nematau, parodykit. 3, labai daug. Deja, šitas jaunikis nespėjo ir jisai kėdės nebeturi. Bet dabar prašyčiau jaunikiai sugrąžinkite batus iš ko paėmėt. Aš nežinau iš ko. Vėjam pralaimėjom gal batų krediklę. Ir grįžkite į savo vietas tie, kurie grąžinat batus. Dabar per tam tikrą laiką turite atnešti po 1 lūpdantį. Ieško! Kita užduotis – atnešti po 1 moterišką drabužį. Turite surasti ir pabučiuoti jaunosios mamą ir atnešti 1 jos daiktą. Pradedam.
4 batus. Moteriškus. Surasti merginų, kurios turi apyrankių ir atnešti po apyrankę. O aš kaip gera piršlienė, abiem jaunikiam nugalėtojim dovanoju po prizą. Lituanistikos fakulteto gimtadienio garbei pratęsimas Varijoj su specialiomis kainomis mums. Taigi, ar ten kas nors eis? Visi mes ten eisim! Thank you.
asmeninė nuomonė, kunigo nuomonė, LFO gimtadienis yra vienas iš geriausių. Sportininkai turi savo kunigą, bet mes lygiai taip pat turim savo kunigą. Tad prašome jį pakviesti, nes jisai atvyko. Šios aktuos negali būti, nes šita nuotaka Laura Žvingytė yra ištekėjusi už pačias nuostabiausias Alepo atstovybės. Netikit, bet jinai jau išsiskyrė. Ji neįsiskyrė, nes ji tik prieš kelias dienas už mus ištekėjo. Jinai prie altoriaus jį paliko. Mūsų nepaliko prie altorių. Davai, Raimas, tai liūdį. Tad prašom skaityti. Santuokos liudijimas. 2011 metais spalio 27 dieną Alepo studentė Laura Žvingytė ištekėjo už lituanistikos fakulteto studento atstovybės. Santuoką registravo Vilniaus Švento Marijos bažnyčios kunigas Nerijus Žeronas. Taip pat, kadangi Raimundėlis pasijautė nuskriaustas ir su atstovybė visą Laurą nepašoktų, mes kviečiame pirmą, deja, paskutinę šoką mūsų pirmos vietos laureatą Raimą ir Laurą pašokti. Yeah.